Prancūzų politikos filosofas Pieras Manen vieną savo paskutinės knygos skyrių pavadino Santuoka visiems. Jį galima pavadinti ir kitaip – šeima visiems. Manen klausia, kodėl tik labai mažas skaičius žmonių liečiantis tos pačios lyties santuokų klausimas tapo visiems svarbių klausimų. Jo nuomonė reikia atskirti du dalykus. Pagarbos ir tolerancijos homoseksualų poroms reikalavimą ir teisę į santuoką. Antrasis reikalavimas yra metafizinis, nes pagristas įsitikinimu, kad žmogaus prigimtis neteikia jokių nuorodų elgesiui. Lietuviai turi labai menką metafizikos supratimą, tačiau savo požiūriu į lyties klausimus tampa metafizikais. Kodėl? Santuokos institucija lig šiol numatė lyčių skirtumą. Tai dabar nepriimtina, nes iš politinės lygybės norima išvesti visų lytinio elgesio formų lygybę. Nebeužtenka tolerancijos ir pagarbos, nes pati santuokos institucija pradeda atrodyti kaip diskriminacija. Santuoka lig šiol buvo pagrįsta natūraliu moters ir vyro skirtumu ir įtvirtino šį skirtumą. Dabar manoma, kad pozityvi teisė neturi atsižvelgti į šį skirtumą. Kodėl tai metafizinis teiginys? Todėl, kad siūloma nekreipti dėmesio į prigimtinę tvarką ir iš jos kylančią normą, nekreipti dėmesio į gamtą ir išeiti į metafiziką. Lietuviai šiandien jau turi tik sielą, o ne kūną, tai yra tapo beveik angelais. Manen klausia, kodėl tiek daug vakarų liberalių visuomenių piliečių tapo metafizikais, tai yra laikosi filosofinio įsitikinimo. Atsakymas paprastas ir šiandien visiems žinomas. Žmonių įstatymai gali nepaisyti prigimtinės tvarkos ir jie nepaiso jos. Tai liečia ne tik homoseksualų santuoką, nenorima matyti ir kitų natūralių skirtumų. Tarp kartų, čia ryškiausia Greta Thunberg, tarp žmonių ir gyvūnų, tarp meilės ir pornografijos, tarp žeminančio smurto ir pramogos, tarp kultūringo žmogaus ir kultūrai abejingo laukinio. Jeigu anksčiau filosofija turėjo pažinti prigimtį, tai dabar ji privalo kovoti su socialiniais stereotipais ir įrodyti, kad viskas yra tik dekonstrukcijai skirtos socialinės konstrukcijos. Krikščionims nuo naujausių amžių pradžios buvo priekaištaujama, kad jie kalba apie nematomus, empiriškai nepatikrinamus dalykus. Tai yra Dievą, sąžinę, nuodėmę, šventąją dvasią, angelus, demonus ir dangaus karalystę. Dabar šitų abejonių kylančių dalykų sąrašą netikėtai papildė šeima, kuri tapo abstrakčia sąvoka, kuriai galima suteikti bet kokį turinį. Lietuvos konstitucinio teismo 2011 m. rugsėjo 28 dienos nutarimu, cituoju, šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santuokos instituto, ir dar kartą cituoju, yra kitokios nei santuokos pagrindų šeimos. Kas nuo 2011 metų Lietuvoje yra šeima? Cituoju, vyro ir moters bendras gyvenimas, grindžiamas pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais, bei savanoriškų apsisprendimų priimti tam tikras teises ir pareigas. Citatos pabaiga. Nesunku pastebėti, kad šis lietuviškas šeimos apibrėžimas konstitucinio teismo pateisina poligamiją. Turbūt
mormonai, fundamentalistai Lietuvoje gali džiaugtis. Bet istorija tuo nesibaigia. 2019 metais, tai yra prieš 2 metus, sausio 11 dieną, Lietuvos konstitucinis teismas išplėtė tai šeimos sampratą. Jame teigiama, kad, cituoju, konstitucinė šeimos samprata be kita ko yra neutrali lyties požiūrį. Čia ačiū Tomui Dapkui, kuris man parodė šitą nelengvai randamą konstitucinio teismo nutarimą. Aš nesu konstitucinės teisės specialistas, tačiau šiuo nutarimu konstitucinis teismas dekonstravo pačią konstituciją, kurios 38 straipsnį yra aiškiai sakoma, kad, cituoju, santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimu. Kai jūs girdėjot, kad laisvų vyro ir moters sutarimų užrašyta konstitucijoje, o 19 metais, cituoju, konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu. Tai yra, 2011 metais šeima Lietuvoje buvo atskirta nuo santuokos, o 2019 metais nuo lyties. Ir tai buvo padaryta 9 konstitucinio teismo teisėjų. Iš tikrųjų tam padaryti, iš tikrųjų konstitucijai pakeisti, reikėtų mažiausiai 300 000 piliečių parašų arba 1/4 Seimo narių grupės. Ir čia dar ne viskas. Seime turėtų būti balsuojama 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka ir ne mažiau kaip 2/3 Seimo narių. Tiesa, dar galima rinktis kitą variantą – referendumą. Bet nereikėjo nei vieno, nei kito. Konstitucinis teismas, kuris turi saugot konstituciją, lengva ranka padarė veiksmą, kuris mano neišprūsusiai galvai atrodo kaip konstitucijos pakeitimas. Net jeigu sutiktume su Pieru Manent tvirtinimu, kad ginčas dėl šeimos tapo metafiziniu ir todėl dėl jo galima ginčytis be galo, kaip dėl visų filosofinių dalykų, Lietuvos atveju konstitucija tapo metafizinės spekulacijos objektu. Tai jau ne metafizika, o tai pati tikriausia politika. Teisėjai pakeitė piliečius ir 2/3 Seimo narių. Kaimyninės Lenkijos gatvėse po tokios metafizikos invazijos į visuomenės gyvenimą garantuotai prasidėtų manifestacijos gatvėse. Tuo net neabejoju. Ginantis tradicinę šeimą Lietuvoje pirmiausia turi kovoti šiuo metu ne už šeimą, bet už demokratiją. Nes teisinė kova už šeimą Lietuvoje jau yra pralaimėta. Nes neįmanoma laimėti prieš konstitucinį teismą, nes jo nutarimai yra galutiniai ir neapskundžiami. Pieras Manent nepastebėjo vieno svarbaus dalyko. Santuokos visiems idėjos metafizikai netiki, kad galima rasti nekintamus moralės pagrindus. Ir mano, kad viskas yra reliatyvu. Tačiau šito reliatyvumo jie netaiko patys savo. Viskas yra Lietuvoje dabar reliatyvu, išskyrus konstitucinio teismo požiūrį, kuris yra absoliutus. Tai yra, aš nekalbu apie teisinę pusę, metafizika ši yra diskriminacinė, nes tarp lygių atsiranda lygesnis, o iš tikrųjų nelygus. Jeigu pripažinsim, kad nėra nei santuoka grindžiamos šeimos, nėra. Nei vyro ir moters sąjunga grindžiamos šeimos, tokios jau Lietuvoje nėra, nes jinai yra neutrali lyčiai, tai rezultatas yra
netikėtas. Iš vis nelieka jokios šeimos sampratos. Ginti šeimą pasidaro taip pat pagrįsta, kaip ir ją neigt. Tiek ginsi šeimą, tiek neigsi šeimą. Iš vis kažkokius niekus turi kalbėti. Na, principas už šeimą pasidaro toks pat geras arba blogas, kaip ir principas jokios šeimos. Tačiau kuo rėmėsi Lietuvos konstitucinis teismas? Jeigu konstitucinis teismas mano apgynęs seksualinių mažumų teisę į šeimą, tai yra klaidingas įsitikinimas, nes lyčiai neutrali šeima jau yra ne šeima, o, cituoju, emocinis prisirišimas, tarpusavio supratimas ir pagarba. Taip kad aš jūs sveikinu, pagal mūsų lietuvišką šeimos supratimą, mes su jum esam šeima. Aš atėjau ne į konferenciją, bet atėjau į šeimą. Na, logiškai dabar mes turim tokią situaciją. Kodėl diskusija apie šeimą baigėsi šeimos prasmės išnykimu? Mano galva, tai buvo nesunkiai numanomas dalykas. Nuo pat savo atsiradimo politinis liberalizmas, pabrėžiu, politinis liberalizmas, jis turėjo būti neutralus moralės atžvilgiu. Jis ir buvo neutralus moralės atžvilgiu. Tai reiškia, kad jis anksčiau ar vėliau turėjo būti neutralus ir šeimos atžvilgiu. Kitais žodžiais, nėra tiesos apie šeimą ir yra tik nuomonės apie šeimą, kurios priklauso nuo atskirų individų. Liberalai neturi savo moralės filosofijos, tą dalyką reikėtų daugiau laiko įrodyti. Jie neturi savo moralės filosofijos tikrąją žodžio prasme, nes leidžia kiekvienam turėti savo moralės filosofiją. Kai liberalioje visuomenėje iškyla klausimas apie šeimą, liberalai vienu metu sako taip ir ne. Priklauso, koks jūs esat liberalas. Liberali visuomenė apie šeimą leidžia vienu metu sakyti du priešingus įsitikinimus. Leidžia sakyti taip ir ne. Vienu metu. Ir būtent šitą dalyką galima perskaityti jau aukščiausiam lygiai konstitucinio teismo. Šeima su lytimi ir šeima be lyties yra taip ir ne. Panorėję mes galim sakyti, kad esam už šeimą tradicinę, kuri vadinama tradicinė, ir kartu galim būti prieš. Įsivaizduokit, politiškai aš galiu sakyti, kad aš esu neutralus šeimos atžvilgiu, o moraliai sakyti, kad aš esu už tradicinę šeimą arba kitokią šeimą. Na, mano galva, aš kažkaip neprisimenu, tai per visą moralės filosofijos istoriją yra analogų neturintis reiškinys, kurį galima apibūdinti kaip taip buvimą ne, taip yra kartu ne ir nebuvimą taip. Na, keisčiausia, jog visa tai daroma norint apginti laisvę. Visa tai yra oficialiai daroma ginant laisvę. Niekas neturi manyti, kad tradicinė šeima yra blogesnė už lyčiai neutralią šeimą. Tačiau būtinai turi pripažinti, kad niekas neįrodė, kad yra kažkokia geresnė šeimos forma. Tai yra, viskas priklauso nuo individo pasirinkimo. Jeigu individas šiandien pasirinktų santuoką su kompiuteriu, tai būtų šeima pagal mūsų dabartinį šeimos teisinį apibrėžimą. Dabar mes esam už bet kurią šeimos formą ir galim apsieiti be šeimos. Galioja garsusis Paulo Feyerabendo principas anything goes, bet visiškai ne toj vietoj, apie kurią kalbėjo Paulas Feyerabendas. Mato Evangelijoje Jėzus sako, sakykit taip, jei taip, ne, jei ne. Nu, tai dabar jau negalioja Lietuvoje, kur taip ir ne yra sakoma kartu. Ir už šeimą, ir už tą šeimą, ir už ne tą šeimą
Bet niekas nėra įrodęs, kad toks taip ir nesakomas kartu, kad jis nesugriauna paties objekto, kad iš vis jau mes neturim apie ką kalbėti, kad jau nebeliko, sakant taip ir ne, pačios šeimos. Teisininkai mėgsta kalbėti, ir čia man yra labai įdomi dalis, nes aš atsimenu tuos laikus. Teisininkai mėgsta kalbėti apie pradinės konstitucijos kūrėjų intencijas. Lietuvos konstitucijos kūrėjų intencijos nesunkiai yra atsekamos, nes iš tikrųjų buvo dar visai neseniai ir daugybė žmonių prisimena, kai buvo priimta Lietuvos konstitucija, kokia šeimos samprata buvo Lietuvos žmonių galvos. Sąjūdžio laikais šeimos supratimas dar nekėlė abejonių ir nebuvo vienu metu sakoma taip ir ne. Dabartinis taip ir ne, jis yra importuotas iš Europos žmogaus teisių teismo ir Europos Sąjungos. Trumpiau, made in EU padaryta yra Europos Sąjungoje. Lietuvos konstitucijos kūrėjai ir už jų buvusi tauta kalbėjo gana aiškiai, kada buvo priimama konstitucija. Na, nesakyčiau taip, jeigu būtų Amerika, kur konstitucija priimta prieš kelis šimtus metų. Bet puikiai visi galim atsiminti, kokia buvo situacija ir kokią šeimą žmonės tada suprato. Vat šis taip ir nesakymas kartu, jis yra pavojingas ne dėl šeimos, kuri jau yra kova pralaimėta, bent jau teisinių lygių, politinių lygių, bet jis yra pavojingas ir tuo, kad eilėje sekantis stovi tauta, nes lygiai toks pat sakymas taip ir ne, eliminuos ir tautą, tas sakymas taip ir ne lygiai taip pat eliminuos ir demokratiją. Ir kai įsigali šita keista tokia metafizika, kai politinių lygmenių sakai, visi gali rinktis taip ir ne, o tada individualių lygmenių kiekvienas gali pasirinkti vėlgi kaip nori, tai aš noriu pasakyti, kad tai nepagailės ir pačios Europos Sąjungos. Ar mums reikia Europos Sąjungos? Taip ir ne. Individai gali pasirinkti. Sąjunga net neatlaiko tokio krūvio. Šeima neatlaiko. Nieks protingas dalykas negali atlaikyti tokios atominės filosofijos. Čia yra atominis ginklas sunaikinti bet ką. Šeima tik yra vienas iš to dalyko epizodų. Tai yra iš tikrųjų labai griaunanti metafizika ir labai griaunanti filosofija. Prieš ją nėra kozirių. Ačiū už dėmesį.